Sveiki visi įsijungę kripto pasakas. Kripto rinkoje pastaruoju metu tikras chaosas. Bitcoinas nuslydo iki $60,000, o šiuo metu svyruoja virš 2021 metų piko, kuris buvo $69,000. Taigi Bitcoinas pakrito apie 50% nuo rekordinių aukštumų. Ethereum situacija ne ką geresnė. Kaina buvo kritusi iki $1,750. Dabar laikosi virš $2,000. Altcoinai apskritai atrodo mirę. Dauguma jų nukritę 40-70% nuo savo aukštumų. Visa kriptovaliutų rinka nuo spalio piko jau neteko daugiau nei $2 trilijonų JAV dolerių, iš kurių apie $700–800 milijardų išgaravo vien per pastarąjį mėnesį. Bet šiaip, jei pažvelgsim į techninę pusę, tai yra grafikos, viskas netrodo taip ir blogai. Visa kripto rinka savaitinėme grafike yra oversold zonoje, jei žiūrėsim į RSI indikatorių. Šią zoną RSI indikatorius buvo pasiekęs tik 3 kartus per pastaruosius 10 metų. Ir kiekvieną kartą tai žymėjo meškos rinkos pabaigą. Na, pažiūrėsim, ar šį kartą bus kitaip. O jei pažvelgsim į naujienas, tai jos nėra pačios geriausios. Pradėkim nuo Epsteino failų paviešinimo, kurie rodo, kad 2014 metais jis investavo maždaug $3 milijonus į Coinbase. Tuo metu dar ankstyvą startuolį, kuris vėliau tapo viena didžiausių pasaulio kripto biržų. Dokumentuose taip pat minimi ryšiai su Bitcoin infrastruktūros bendrove Blockstream. Be to, iš dokumentuose rastų e-mailų, kuriuose jis sako, kad buvo susitikęs su Bitcoino kūrėjais. Mes galime suprasti, kad jis žinojo, kas satošis. Na, šiuo atveju keli satošiai buvo. Taip pat jis finansavo ir MIT Media Lab, per kurią dalis lėšų vėliau buvo naudojamos Bitcoin Core kūrėjų palaikymui po to, kai Bitcoino fondas bankrutavo. Taip pat nutekinti Jeffrey Epsteinui priskiriami elektroniniai laiškai atskleidė, kad Blockstream bendrai kūrėjas Austin Hills įspėjo investuotojus vengti tiek Ripple, tiek Stellar projekto, laikydamas juos grėsme Bitcoin ekosistemui ir XRP palaikytojais tiesioginiais priešais. Ripple buvęs CTO David Schwartz šiuos laiškus pavadino milžiniško ledkalnio viršūnė, pabrėždamas ankstyvą priešiškumą tarp kriptovaliutų projektų, kuris stabdė bendradarbiavimą ir industrijos vystymąsi. O dabar užsidėjus konspiracijos kepurę, galim paspekuliuoti, kad Gary Gensleris, kuris dėstė MIT universitete, tame pačiame universitete, kurį finansavo Jeffrey Epsteinas, didelio atsitiktinumo dėka, o gal ir ne, buvo paskirtas SEC pirmininku ir bandė sužlugdyti tą patį Ripple ir XRP, kurio nemėgo Epsteinas ir jo draugai. Bet čia tik mano pasaka, kaip ten buvo iš tikrųjų nesužinosim. Epsteinas gal tiesiog buvo tas geras turtingas dėdė, kuris visiems padėjo ir patarinėjo ir jokių blogų ketinimų neturėjo. Taigi gerai, tęsiam toliau. 2026 metų vasario 6 dieną Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė apie 20-ąjį ES sankcijų paketą Rusijai, kuriame pirmą kartą aiškiai įtrauktos priemonės prieš kriptovaliutas. Naujasis paketas riboja kriptovaliutų prekybos platformas, biržas ir su jomis susijusias įmonės, siekiant užkirsti kelią Rusijai apeiti jau galiojančias sankcijas per decentralizuotus finansinius kanalus. Šis žingsnis atspindi augantį ES susirūpinimą, kad kriptovaliutos tapo viena iš pagrindinių priemonių leidžiančių apeiti finansinius apribojimus. O aš galvoju, kad tai tiesioginė ataka prieš kripto sektorių, prisidengiant sankcijomis Rusijai. Nes jei kalbam apie sankcijas, tai pažiūrėkim šią naujieną. Šių metų sausį ES importavo rekordinį kiekį 2276 milijardus kubinių metrų Rusijos suskystintų gamtinių dujų. Palyginti su 2025 metų sausiu,
Tai yra 11% daugiau. Matot patys, kaip įdomiai tos sankcijos veikia. O čia matom, kad vasario 5 dieną Gemini kriptovaliutų birža paskelbė, kad visiškai pasitraukė iš Jungtinės karalystės, ES ir Australijos rinkų. Visų klientų sąskaitos bus uždarytos iki šių metų balandžio 6 dienos, o vartotojams liepiama iki šios datos išsiimti lėšas arba parduoti turtą. Sprendimas priimtas siekiant sutelkti dėmesį į JAV rinką ir naujai kūriamą prognozių rinkų segmentą. Tuo pačiu metu sumažinant darbuotojų skaičių 25%, o šio žingsnio pagrindinės priežastis tai yra didelės reguliavimo kliūtis. Taip pat šių metų vasarį Kinija oficialiai paskelbė naują bendrą reguliavimo pranešimą, kuriuo draudžiama be specialaus leidimo leisti RMB juanių susietus stablecoinus ir tokenizuoti realaus pasaulio turto RWA. Šis sprendimas pratęsė 2021 metų įvestą kriptovaliutų prekybos draudimą ir siekia dar labiau apriboti kapitalo nutekėjimą bei decentralizuotų finansinių instrumentų keliamas rizikas. Tuo pačiu metu valdžia aktyviai skatina kontroliuojamą skaitmeninio juanio plėtrą, leisdama naudoti blockchain technologiją tik griežtai prižiūrimose centralizuotose sistemose. Michael Burry – tai tas investuotojas, kuris šortino 2008 metais nekilnojamą turtą ir apie tai yra sukurtas filmas pavadinimu Big Short, kurį turbūt visi matėte. Jei nematėte, tai būtinai pažiūrėkit. Jis dabar įspėja, kad jei Bitcoin kaina nukristų iki $50,000, dauguma Bitcoino kasyklų taptų nuostolingos ir būtų priverstos parduoti savo sukauptus Bitcoino rezervus, kad išgyventų. Tai sukeltų papildomą pardavimo spaudimą, dar labiau mažintų kainą ir galėtų sukelti vadinamąją mirties spiralę. Pasak jo, tai taip pat rimtai grasintų įmonėms tokioms kaip MicroStrategy, kurios laiko didžiulius Bitcoino kiekius, o kartu su jomis galėtų į juodąją skylę įtraukti ir tokenizuotų metalų ateities sandorių rinką. Toliau Billiton Diamond Auctions kartu su Control-Alt platforma XRPL tinkle tokenizavo daugiau nei 280 milijonų JAV dolerių vertės sertifikuotų deimantų. Šie deimantai dabar turi skaitmeninis atitikmenis su įrašytais sertifikatais, o saugumą ir teisėtumą užtikrina Ripple globos sprendimai bei Dubajaus prekybos centro priežiūra. Šis projektas leidžia dalinį deimantų nuosavybės pardavimą, gerina likvidumą ir prideda skaidrumo tradiciškai gana uždaroje deimantų rinkoje. Taip pat Ripple paskelbė apie svarbų žingsnį. Jų Prime Brokerage platforma dabar integruota su Hyperliquid, viena stipriausių on-chain derivatyvų birža. Tai leidžia instituciniams klientams, hedge fondams, bankams ir kitiems gauti 24/7 kriptovaliutų likvidumą, nepaliekant įprastų sąskaitų, naudoti kryžminį maržos valdymą tarp kripto, FX ir net obligacijų, taip sumažinant kapitalo poreikį ir supaprastinant rizikos valdymą. Sausio 29 dieną JAV Senato Žemės ūkio komitetas balsų dauguma pritarė kriptovaliutų rinkos struktūros įstatymo projektui. Šis teisės aktas plečia CFTC įgaliojimus reguliuoti skaitmeninius turtus, siekiant sukurti aiškias taisyklės, kurios vienu metu apsaugotų vartotojus ir skatintų inovacijas JAV kriptovaliutų sektoriuje. Tai laikoma svarbių žingsnių link platesnės reguliavimo aiškumo kriptoindustrijai. Šių metų pradžioje Europos bankai žengė svarbų žingsnį į reguliuojamų stabiliųjų monetų rinką. 11 stambių bankų per bendrą Nyderlanduose įsteigtą įmonę Kivalis planuoja išleisti MiCA reglamentui atitinkantį eurais paremtą stablecoiną. S&P Global Ratings prognozuoja, kad iki 2030 metų eurais denominuotų stabiliųjų monetų rinka gali išaugti nuo dabartinių 650 milijonų iki 25 milijardų
eurų, o bankai šį instrumentą mato kaip būdą išlaikyti klientų lėšas savo ekosistemoje, efektyviau vykdyti tarpbankinius atsiskaitimus ir konkuruoti su privačiomis stabiliųjų monetų platformomis. Taip pat sausį Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria ragina ES institucijas ir viešąjį sektorių pirmenybę teikti europietiškiams debesų kompiuterijos ir technologijų sprendimams, o ne JAV gigantams, tokiems kaip AWS, Microsoft Azure ar Google Cloud. Šis žingsnis tai dalis platesnės Eurostack strategijos, siekiančios sumažinti priklausomybę nuo amerikietiškos infrastruktūros, apsaugoti duomenų suverenitetą ir stiprinti Europos technologinį savarankiškumą, ypač po pastarųjų metų geopolitinių ir prekybos įtampų. O aš kaip tik pasakojau praėjusiame video, kaip Internet Computer ICP debesų sistemą on-chain pradėjo naudoti Šveicarija. Taigi aš čia tik spekuliuoju, bet jei Europa nori europietiškos sistemos, tai Internet Computer galėtų užimti amerikietiškų kompanijų vietą Europoje. Ir pabaigai kviečiu visus, kuriems įdomios šio kanalo temos, pasiekti naująją kripto pasakų paskyrą TikTok'e. O šiandien tiek. Nepamirškite prenumeruoti, spausti nykštį ir komentuoti. Iki pasimatymo kitą kartą.